Labas, Aiste. Labas, Tomai. Tai atvykus į filmavimą, kuriame pats klientas nedalyvavo, tiesiog patikėjo mums raktus, radom suasmenintas dovanas, galim parodyti, su asmeniniam padėkom, tai labai maloniai nuteikia. Sakykit, ar dažnai tenka susidurti su tokiam praktikom? Iš tikrųjų, nedažnai ir tai labai džiugina, nes tu matai, kad žmogui tai, ką tu kuriai, ką darėjai, kur įdėjai meilės, laiko ir darbo, sakykime, tai pasiteisino, kad mes sukūrėm tą jų viziją namų, jaukumo ir kad jie jaučiasi tame labai gerai ir tas labai smagu. Ja, tai super. Šitas projektas gan išskirtinis, kiekvienas baldas turi tokių savo unikalių detalių, tad norėtų parodyti ne tik baldus, bet ir visą procesą, kaip gimė sprendimai. Tai gal pradėkime nuo pradžių. Nuo ko apskritai prasidėjo šio interjero istorija? Man labai pasisekė su šiuo klientu, todėl kad teko proga su juo susipažinti anksčiau, tai jis sudalyvavo mano prieš tai kurtame objekte ir matė, sakykime, kaip atrodo procesas nuo nulio iki galutinio rezultato ir tai davė tą tokią gyvą rekomendaciją ir tą gilesnį pasitikėjimą manim, sakykime, kad mano pasiūlyti sprendimai nebuvo taip svarstomi ilgai, sakykime, metuojami arba, nes ne visi yra standartiniai, taip vadinkim, ne visus pritaikai paprastose interjeruose ir tai labai pasiteisino ir jaučiau ryšį nuo pačių tų pirmų žingsnių, kai žinau, kad, sakykime, panašiai kokia stilistika patinka, sakykime, elementai, tačiau mes vis tiek kūrėme jam erdvę, tai reiškia, kad nekopijavome, kas buvo prieš tai kurta, bet atradome, sakykime, naują kelią, naują poziciją, naują tų namų šilumos perteikimą pačioje toj tuščioje dėžutėje, vadinkime, nes nieko nebuvo, nei sienų, nei baldų, o, sakykime, turim dabar galutinį rezultatą, būtent tokį. Ir tai smagu. Ir kas labai džiugina, kad ta tokia moderni klasika, kur daug, sakykime, projektuojamų interjerų, tikriausiai ir pats tikrai ne vieną esat projektavę, ta prasme, kad jis yra kitoks tuo, kad saikingai panaudota vienas ar kita detalė, ta prasme, jinai galutiniam rezultatė jinai atrodo kitaip. Tai tas unikalumas, universalumas nepasiteisina. Dažniausiai unikalumas ir individualumas turi tą tokį. Ja, pasitikėjimas tavimi iš klientų pusės tikrai jautėsi, nes ne kartą, kai ieškom sprendimų, sakė, tai klauskit Aistės, Aistė žino, Aistė atsakys. Ja, kai sako. Tai. Visą laiką tas toksai ryšys. Labai smagu, kad nebuvo to tokio, kad sugedusio telefono skambučio kaip pats klientas vienas kartas nusprendžia, sakykime, ir po to, aš nežinau. Šitam objektui taip nebuvo. Ta prasme, kad buvo tas pasitikėjimas, tai reiškia, kad Aistė, kaip ir pasiūlo variantus, mes kartu apsitarėm, priemam tam tikrus sprendimus, bet buvo tas toksai, sakykime, didesnis pasitikėjimas. Ir tai labai smagu. Iš tikrųjų, ir jumis labai klientas pasitikėjo ir ta prasme, patiko pati darbo proceso eiga. Ta prasme, kad gana viskas buvo į laiką įterpta ir kad labai viskas disciplinuota, ta prasme, kad tas irgi labai džiugino, ta prasme, ko pasigirti. Tai girdėti. Į mus klientai kreipėsi jau turėdami projektą, bet tas projektas eigoje turėjo evoliucionuoti, keitėsi, ieškojom naujų sprendimų. Tai su kokiais iššūkiais susidūrėt, ieškodami, kai reikia pakeitimų? Tai čia būna tas visą laiką tokia dilema, kad jau viskas sukuria, idėja yra, jau galutiniai brėžiniai siunčiam paskaičiuoti ir kaip nutiko, kad tiesiog klientui buvo šiek tiek per didelė samata. Ta prasme, kaip jam stilistiškai viskas patiko ir atrodytų, kad gal nenorėjo ir keisti, bet, sakykime, yra kaip yra ir ieškojame tam tikrų sprendimų, kaip galima, sakykime, ir stilistiškai nenuskriausti interjero ir, sakykime, rasti finansinius, sakykime, tuos aspektus, kas tenkina klientą. Tai tiesiog kelių baldų atsisakėm ir keitėme pačių spintų, kadangi jų labai yra daug, tai, sakykime, fasadus, ne visų, bet kai kurių ir manau, kad sprendimai tikrai džiuginantis, ta prasme, kad mes ne tik, kad pasiėmėm paprastesnę plokštę, bet, sakykime, sugalvojame elementus, kad įrėminti ją su ta kita šitas rankenėlės kažkokias dekoratyvesnės, ilgesnės, kad, tarkim, pats dėmesys ne visiškai į pačią plokštę kryptų, bet, sakykime, tuos nematomus mini aspektus, kurie, sakykime, tikrai mums sugaišti laiko irgi išgalvoti, padaryti ir visa kita yra nemažai. Ir veidrodžių motyvas įjungimas, to pačio medžio šiek tiek perteikimas įvairiose zonose, tai aš galutinio rezultato tikrai esu patenkinta. Ir jūs tikriausiai. Taip. Ja, čia buvo sprendimų, su kuriais dar irgi nebuvo tekę anksčiau susidurti ir jie atrodo tikrai tobulai, tai viskas labai gerai. Galutinis rezultatas tikrai atrodo labai vientisas.
netrodo, kad kiekviena patalpa gyventų savo atskirą gyvenimą. Tai kaip pavyksta išlaikyti tą vientisumą? Kas vyksta dizainerio galvoje? Iš tikrųjų, gal pasikartosiu, nes kiekvienas dizaineris visą laiką akcentuoja išplanavimą. Aš irgi už tai esu, kad jeigu, tarkim, tu įsprendi kliento poreikius, norus, vizijas ir funkcijas, kaip jisai gyvens toje erdvėje, tai tas dekoravimas, jisai netampa tik tai kaip po dekoravimas. Tai reiškia, pavyzdžiui, tarkim, žiūrint į mūsų spintas, jos atlieka kaip ir dekoravimo funkciją. Tai reiškia, kad eina ilga siena ir, tarkim, viena spinta įsiterpia kita, bet mes jos nematome kaip spintos, mes matome kaip dekoratyvinį elementą, nes vienoje yra klasikiniai remukai, kitoje yra ten, sakykime, suskaidimas kažkoks remukas, kitoks medis ir tai kūrė tą tokią istoriją, vientisumą, kai ta prasme funkcija galima sakyti, kad padeda ir dekoravimui, ir tam apjungimui, ir ta prasme, kad tai ir sužaidžia į tą vientisumą, nes aš negaliu skirti jūsų baldų kaip baldų. Aš juos įskiriu kaip po interjero elementus, nes jie ir yra ta sienos dalis, ta prasme, jų negali tiesiog paimti, virtuvės išimti, arba spintos, arba dabar viską, išimkim jūsų, tai kaip atrodys? Tai atrodys paprasta tuščia dėžutė, tos pačios sienos, pora ir viskas. Gal galim trumpai pereiti tam tikrus konkrečius sprendimus, kurie jums labiausiai įsiminė, kaip jie gimė, nes kaip unikalios idėjos. Tai vat, jeigu žiūrint į šitą būtent zoną, man labiausiai patinka svetainės elementas, kai mes ateiname į svetainę ir nėra iš tokio grinai pabrėžto dalyko kaip po virtuvės, nes kadangi tai yra mažas būtas, vis tiek reikia virtuvės, svetainės ir, sakykime, dar miegamasis yra numatytas, ne, tai nesinorėjo pabrėžti, kad būtent tos ūkinės dalies, nes virtuvės vis tiek yra tos indai, ten maistas ir visa kita, tai norėsiu tokios, kad vis tiek to ateina ir tai yra elegantiška, tai yra gražu, ta prasme, kad ir vat, tas motyvas, kai žiūrint į sienos dalį, neaišku, ar čia siena, ar čia baldas, ar čia, nes kaip ir jungikliai yra, ta prasme, irgi buvo iššūkis padaryti tą momentą ir iškart pereina į šaldytuvą, man tai yra toks ne tik kaip dizaino elementas, bet ir, šiek tiek iššūkis, ar pasiteisins ar nepasiteisins, bet dabar žiūri, kad tikrai atrodo neblogai. O koridoriaus spintos perėjimas į veidrodį su siena, čia kad padidinti erdvę, pagyvinti? Čia vat, kai ieškojom tų tokių variantų, ką galima pakeisti, sakykime, nes iš pradžių iš vis buvo ten, turėjo visą medinę sieną, bet tiesiog keitėm, tai vat irgi ir su jumis galvojam, kaip vat įspręsti tą poziciją, vat ką galima padaryti, kad visgi atrodytų prabangiai žiūrint į tą dalį. Tai man patinka, kai vat veidrodis turi savo tokią iliuziją, nes kai sudedi veidrodį prie veidrodį, atsiranda tokia optinė apgaulė, kai tu nesupranti, ar čia erdvė taip pasukta, ar taip, ir žmogui gaunasi, kad tiesiog tokią magiją šiek tiek sukuria. Taip ir lengvumo priduoda veidrodis, taip ir erdvę padidina, tai jisai turi daugia funkcinę paskirtį, ta prasme, objektą. Veidrodžius aš labai myliu. Papasakok apie indaują. Super, man labai patinka šis sprendimas, todėl kad aš jį laikau ne kažkokiu baldu, bet daugiau kaip po meniniu tokiu, netgi kaip instaliacija, objektu, kuriame klientas gali nuolatos keisti ekspozicijas, parodyti tai, kas jam svarbu, tokį individualumą įvesti į patį interjerą. Ir labai smagu, sakykime, kadangi šone yra virtuvė, nusimatome valgomai ir tuo pačiu tai yra toks, pavyzdžiui, sėdi vakare su draugais, tai yra ir apšvietimo elementas, ta prasme, jis yra jaukus ir tuo pačiu dekoratyvus. Ir manau, kad tokiame švariame, ta prasme, labai ramiame interjere, tai yra kaip akcentas, ta prasme, savo tokią išvaizdą ir eleganciją ir pateikimu. Dar norėčiau paklausti apie vonę. Kaip ten gimė idėjas, nes ten yra ir šviestuvą, kurį montavom į baldus, kurį pravedinėjom skylės ir plokštės einančias iki grindų. Tai vat, norėsi kažkokio kitokio sprendimo. Dažniausiai, kaip ką tu darai, tu tiesiog visas sienas išsidedi plytelėmis ir tada, jeigu, sakykime, nusimatai baldui kažkokią zoną, tai tada atsiranda ta baldinė kažkokia dalis. Tai dažniausiai arba dažyta, arba ten medį, arba akmenį, ką jau be pasirinktum. Bet norėsi, kad tu ateini, kadangi mes pakankamai daug visur nusimatėm tų pasitėjimo zonų, sakykime, virš tualeto, virš kriauklės, sakykime, ūkinę dalį, tai ta prasme,
tai leidžia to tokį irgi, kaip pasakiau, tiesiog paslėpti, kad mes turime susidėjimą ir tuo pačiu šitas tai yra vis tiek geriau negu, pavyzdžiui, tarkim, mes dažytumėm sieną arba ten tapetą kažkokį dėtumėm, nes vis tiek balinę plokštę tu gali nuvalyti, sakykime. Ir tai nėra, kad mes duše ją dedame. Mes tiesiog vieną dalį, kuri yra drėgniausia, mes pasirenkam, kad tai plytelės ir taip dekoruojam ir po to ta dalis plytelių pereina į jūsų balinę, kas, sakykime, tikrai smagiai atrodo, kai pereina, sakykime, ta pati plokštė per visą sieną ir tu nesupranti kur kas. Taip, tikrai taip. Miegamojo spinta. Taip. Miegamojo spinta žavi tuo, kad turi savo tą moterišką kampelį. Man jis labai patinka, šiek tiek keitėm kaip ir visą segmentą baldų ir ten šiek tiek durelės, bet galutiniam variante labai džiugina, kad mes turime, sakykime, tokį mini moterišką kampelį, rozetės yra šone numatytos, turime įdrodėlį, kuris įsišviečia, nes irgi buvo, sakykime, mūsų ta dalis, kad darėte plokštę metinę ir mes, sakykime, veidrodį kabinamės jau numatytą ir mane labai, sakykime, sužavėjo jūsų, sakykime, ir mano paieškos, kaip mes galime išspręsti tą pasidėjimą stalčiuką, sakykime, kaip, sakykime, nesinori, kad tu atsisėdi ir matai čia visus kremukus ir viską. Tai esmė tokia, kad šonė yra stalčiukas, kur tu tiesiog viską susidedi ir realiai atėjęs, tu turi tiesiog gražų vaizdą, neapkrautą erdvę ir dekoratyvumą. Tai koridorius, abi spintos ir tai būtent, tai dar yra toks elementas, kad mes labai daug kur naudojam tokius spintos durelės, dekoras, sieną, ta prasme, kad nesuprasti, kaip kur vyksta. Ir svetainėje taip pat panaudotas jūsų, sakykime, kurtas panelis, kuris irgi yra tos toksai linijų motyvas frezuotas, kuris pagyvina, tarkim, mes turim virtuvės dalį, sakykime, viršutinių spintelių ir taip pat atsikartoja tas vientisumas ir spalva svetainės dalyje. Tai reiškia, kad dalį sienos mes numatome kaip po klasikinį rėmelį ir atsiranda, sakykime, jau tas balinis elementas, kuris atrodytų čia tiesiog, kaip ir ne jūsų dalis, bet irgi gaunasi, kad mes padarėm ne tik, kad pagaminome ne tik baldą, bet ir tą dekoratyvinę dalį. Prasme, kad jisai nėra visiškai funkcinis, bet emociškai jisai yra labai svarbus. Koridorius. Tęsiam koridorius. Gerai, super, nes koridorius yra dar tuos smagus, kad mes turime didelę dalį veidrodžio. Tai tikrai yra žavu, nes kaip bebūtų, tai yra maža erdvė, ta prasme, kad praėjimai tokie vis tiek, kaip čia bebūtų, jie nėra labai jaukus, praėjimėliai, koridoriukai ir visą kitą, tai mes kūrime tą jaukumą per veidrodžius. Tai sudurėm 2 veidrodžius, kas sulaužo erdvę, palengvina, man priduoda prabangos ir tuo pačiu įsprendžiam funkciją, kad numatome stalčiuką, tarkim, tu ateini į namus ir nori pasidėti raktus, vis tiek ir batus valyti, arba, sakykime, tos pačius akinius, kažkokią, sakykime, tą ir funkcinę dalį mes atliekam. Tai galima sakyti, kai kūrėme baldus kartu, sakykime, ir galutinį tą rezultatą, nes kai aš kuriu procesą savo, tai braižai, kad būtų žmogui patogu, kad būtų stilistika ir visa kita, bet galutinio rezultatą vis tiek apsitarėm, sakykime, kaip tai įgyveninti, galbūt, sakykime, kažką ir pakeiti. Tai irgi tas stalčiukas mes irgi diskutavom, kaip padaryti, kad jisai būtų funkcionalus, kad jis būtų išnaudotas. Ir tikrai man vienas gal maloniausių dalykų, kad ne visi nori kabinti ant veidrodžio stalčiuką, bet išsprendėm šitą problemą ir tikrai smagiai atrodo. Čia visur daug pridėta apšvietimo, ledų ir taip toliau. Gal galėt trumpai papasakot, ar čia klientas pasirenka tai, ar dizaineris rekomenduoja, ar čia labiau kaip iš tavo pusės, ar tai labiau grožio dalykas, ar praktinis dalykas? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, man šviesa labai svarbus dalykas. Tai reiškia, kad jeigu tu turi galimybę turėti daugiau šviestuvų, bet, ta prasme, kad tu gali nusimatyti papildomą išjungimo funkciją arba dar kažką, tai yra pliusas. Tai tas, sakykime, bendras apšvietimas ir man dar labai patinka, kai būna spintose, sakykime, irgi šitame objekte mes nusimatėme miegamojo spintoje ir svečių spintoje, kai tu atidarai dureles ir užsidega ta šviesa. Tai reiškia, kad tau nebūtina užsidegus būti to bendro apšvietimo, tiesiog tu atidarai ir tu matai viską, sakykime, kur pasidėti, kur kas yra. Ir tas toksai tikrai, manau, kad tai nėra, kad visiškai kaip po dekoro elementas, nes tu jį neskaitai nefiksuoji kaip dekoratyvų kažkokį elementą, bet man tai daugiau funkcija. Ir aš tikrai, jeigu yra galimybė ir klientai sutinka, aš tikrai darau, sakykime, tos tokius sprendimus. Man patinka. Mes dažnai sulaukiam klausimą iš klientų, kada reikia kreiptis į interjero dizainerį, o kada į baldininką. Tai būtų labai įdomu išgirsti tavo nuomonę apie tai.
Aš gal taip įvardinčiau, jeigu žmogus yra kūrybiškas, jis turi tam laiko ir norą kurti savo tą erdvę, kažkokį baldą arba, sakykime, jau yra daręs, tai ir jam patinka galutinis rezultatas ir jis nedvėjoja, tarkim, ar pasidaryti šitą, ar šitą, ar trečią, ar penktą, tai tada tikrai toks žmogus atėjęs, jisai gana tiksliai gali priimti tam tikrus sprendimus, kad spalva, medžiaga bus ta, kad ir jūs pasiūlysit kažkokį variantą, galutinis vis tiek rezultatas bus jo, nes jisai nusprendė pats, sakykime. Tai dažniausiai tas galutinis rezultatas jį džiugina, nes jisai pats ir sukūrė ir dar jam patinka. Bet jeigu žmogus dvejoja ir yra daug pasirinkimų ir jis ten siunčia gal šitą, gal aną ir nuotraukų internete yra begalė, tai tada ir pasimeta tarp jų, tai dažniausiai tiesiog būna labai sunku jum dirbti. Nes kai aš tai dalyvauju, tai man nesunku, bet turėtų būti sunku priimti galutinį rezultatą, ne rezultatą, bet priimti tą tokį, jie turi patys padaryti, kad sprendimą, kokią spalvą, kokią medžiagą, ta prasme, kad ir jie patys atsako už tą įgyvendinimą. Taip. Iš savo pusės irgi galiu pridurti, kad jeigu kalbėti apie kiekvieną baldą atskirai, ir klientas gali pasirinkti spalvas, tai visą kitą, ten tą medžiagiškumą, tai galima sudėlioti, išdėstymą tikrai galima sudėlioti su baldininku, bet jeigu reikia, kad kiekviena patalpa kalbėtųsi tarpusavį, kad būtų sąsaja, tai tikrai geriau kreiptis į interjero dizainerį. Tai toks būna tikrai kartais. Yra žmonės, kurie tikrai gali ir net susikuria geresnę tą erdvę, jaukesnę, nes jie kūrėsi savo, bet tikrai būna taip, kad nepatenkinti ir po to kreipiasi, kad reikia pajaukinti arba kažką padaryti, bet jau galutinis rezultatas tiek, kai jau korpusiniai baldai yra padaryti ir pagaminti, pakeisti kažką tikrai yra labai sudėtinga, nes, kaip ten sako, tendencijos gal ir yra mados, bet visgi, kai tu projektuoji tos korpusinius baldus, aš ne visiškai atsižvelgiu tai, nes, jūs suprantat, kad po metų nesidarysi antros virtuvės arba ten spintos. Tai reiškia, kad tie sprendimai yra ilgoje perspektyvoje, taip, ilgam. Ja. O jeigu reikėtų išskirti vieną sprendimą šitam bute, kas tai būtų, kurio labiausiai džiaugiesi? Taip, labiausiai džiaugiuosi, iš tikrųjų gal keistai nuskambės, bet kad žiūrint į virtuvę nesimato rozečių pagrindiniai priekiniai fasadiniai daly, todėl kad tiesiog sprendėm, kad numatome šonę ir irgi jūsų tokie iššūkiai buvo rozetės daug, kur buvo baldose, ta prasme, nežinau, nedarote, bet man patinka, kad jeigu yra galimybė, jų tiesiog nesimatytų, nes galima iš stalviršius įmontuoti, integruoti įvairius segmentus, sakykime, rozečių, kaip prailgintuvai tie vadinami baldiniai, tačiau ne visą laiką jie pasiteisina. Dažnai tai būna toks kaip emocinis sprendimas. Tai šiame objekte man tai labai patinka. Nekalbu apie kitas detalės, kurias irgi galėčiau paminėti. Ja. Man patinka labai, kad čia daug funkcionalumo, nėra apkrovimo detalėmis, nėra jausmo, kad labai užkrauna erdvę. Tas ir yra, kai kalba visą laiką dizaineriai, gal pasikartosiu, kad labai svarbu išplanavimas ir kaip išdėlioja tos pagrindinės funkcijas. Tai reiškia, kad jeigu numatai gerai, kur bus virtuvė zona, kur sakykime, miegamos ir kur dėsi savo miegamo drabužius ir visus kitus buitinę dalį išsisprendi, tada toks atsiranda, kad tu nefiksuoji akimis, kiek yra spintų. Nes šiame objekte yra 3 didelės spintos. Tai jeigu mes atskirai jas pastatytumėm, tai yra dideli tūriai. Ta prasme, ir tada jau tikrai fiksuotum, kad ojetus kaip mažytis butelis, o tiek čia daug prikišta. O galutiniam rezultate gaunasi, kad tu tiesiog žiūrim, duris, kažkoks segmentas, dekoracija, čia ne dekoracija, toks nėra, kad akimi labai apibrėži, kad čia labai daug visko padaryta, net gal ir patys, kai žiūrit, sakykime, nėra taip, kad kai pirmą kartą atsivežėt savo kiekį baldo, tikriausiai irgi turėtų būti visa erdvė sudėta darbinė. Pabaigai, iš kur semėtės idėjų? Aš gamybininkas, visiškai ne dizaineris. Man sunku net įsivaizduoti, kaip tos idėjos gimsta pas jūs galvoje, iš kur jos atsiranda. Iš tikrųjų, tas pokalbis su žmonėmis, bendravimas, ta tokį atsiranda įvairumas. Tai reiškia, kad semiuosi iš idėjų, kas jums patinka, jas modifikuoju ir gimsta tam tikri variantai, sprendimai, kurie, sakykime, įgyvendintų aspektų, kaip žiūrint tūris. Nes kai aš braižau arba susigalvoju, tai yra piešinukas, o kai įgyvendinti, tai jau yra objektas. Ir kaip istorikų minimas aspektas, kad tu galvoji, atrodo idealus dalykas, bet tu, kai įgyvendini, vis tiek šiek tiek kinta. Ir ta prasme, kad ir man tai būna, sakykime, malonus dalykas pamatyti savo tą viziją arba idėją arba piešinuką jau įgyvendintą. Tai be jūsų pagalbos aš niekaip nepamatyčiau to galutinio rezultato, sakykime,
savo braižymo ir panašiai. Tai, vat, tai ir vyksta tas, kad interjeras nėra vieno žmogaus darbas, tai į jį deda daug žmonių laiko, meilės ir, vat, sakykime, atsiranda namai arba erdvė kažkokia būtent pritaikyta žmogui. Super. Ačiū, Aiste. Buvo labai įdomu išgirsti ne tik apie patį projektą, interjerą, bet ir apie tai, kas vyksta už projekto ribų, dizainerio galvoje ir mąstyme. Ačiū tau. Ačiū ir jums, Tomai. Malonu, kad pakvietėt.